ką, Interstellar. Trasa jinai visa tokia akmeninga ir važiuoji visą laiką šlaitu. Va, ir čia vis tik gražumynai prasideda. Labai graži trasa, ko gero gražiausia, kokią esu važiavęs. Aišku, nieko aš čia neatsimenu, važiuoju aklai. Nu tokia nėra kada atsipalaiduoti. Trumpa šiaip trasa, bet įspūdingo grožio. Na, dabar važiuosim Supernatural. Daug akmenų. Nebelabai atsimenu, bet pravažiuosim, pamatysim. Gerai, paliksiu gal biškį tarpą. Ten gal prarėda. Šita trasa jau nebe tokia baisi, nes nebent tokia šlaito status. Gal biškį mažiau ir akmenų. Ten biškį šonu lendinu, bet ir kaip norėjau. Panašu pasivijau. Fine, thank you. Bliamas, čia būtų buvę gerai pravažiuoti kelis kartus, kad atsiminti, kas po ko. Aklai važiuoji, tai taip. Bet šiaip nėra kažkų labai netikėtumų. Tik reikia neprisikalbėti. Būtų gerai kokiam bordą pamatyti, kas čia prasinėša taip kaip reikia. Nes aš tai čia turbūt pusės taip greit nevažiuoja, kaip čia reikėtų važiuoti. Gal aš neišlaikiau. Supernatural. Man gal biškį puzelę. Reikia padaryti. Nu, gera trasa. Aišku, čia turim daugiau pasitikėjimo, tai galime greičiau važiuoti. Smagu ir taip. Važiuoju tai su baiku. Šiaip jeigu atvirai, tai
nejaučiu didelio skirtumo. Ar važiuoti su enduriku, ar su baiku. Tai panašu, kad baikas liks mano favorite baikas kalnams. O šitą miną, matai, reikės turbūt kažkam perleisti. Lenkijai ten būna čiūdų, kad į keltuvą nepriima su baiku. Bet čia Italijoje ir Austrijoje kiek važinėjau, tai visiškai jokių problemų. Visi gali su baiku važiuoti. Kai visus keltuvus priima, baiką užkelia. Nu, kas čia mūsų laukia? Ten galėjau per šoną šokti, aišku. Nu, čia bandom. Nu, gera šiaip. Šiaip gera. Ką, viskas. Jo. Na, kartočiau šitą. Mielai.